Esu Ramūnas Šepkauskas, esu Kačerginėje, Baltijos šalių žiedinių lenktynių 4. etape. Važiuoju GT klasėje su Lamborghini automobiliu Huracan ST. Pirmą kartą labai džiaugiuosi, nes turiu galimybę pabandyti tokį super automobilį iš tikrųjų Nemuno žiede. Kažkada labai senai, 1995 metais pirmą kartą startavau su formulė, tai praėjo 30 vasarų. Konkurencijos tikrai sudarė vienas automobilis, bet labai iš tikrųjų fainai buvo tai, kad tas vyrukas Bakšys, kuris važiuoja su Nissan berods automobiliu, jo gamybos yra velniškai buvo greitas ir jisai niekur neatsiliko nuo manęs. Sveiki, esu Gediminas Bakšys, važiuoju su šiuo Nissan 200SX bolidu. Galima vadinti 380SX iš tikrųjų, nes atkeliavo jis iš Japonijos. Kažką konstravom, darėm, pagaliau baigėsi tokie didieji gedimai, pradėjom greičiau važiuoti. Tai šiandien sekėsi visai neblogai. Šiaip pranokau savo lūkesčius, negalvojau, kad tokį tempą pavyks laikyti. Galvojau, kad Ramūnas Šepkauskas su Lamborghiniu gerokai atitrūks, bet visai pavyko važiuoti iš paskos. Likau patenkintas pirmom lenktynėm. Šiuo metu mano geriausias trasos laikas berods minutė 8:30 ar 4, kažkas tokio. Bet vakar Ramūnas pagerino trasos laiką ir absoliučiai trasos rekordą oficialų padarė. Su kuo ir sveikinu, iš tikrųjų tikrai puikus rezultatas. Tai tokia mano diena ir šis savaitės yra turbūt vienas iš geriausių savaitgalių mano gyvenime. Kažkoks buvo užduotas savo toks iš esmės tikslas, kad pažiūrėti, kiek su ta mašina galima važiuoti maks greičiausiai su to, kokia jinai yra. Aš vakar įveikiau minutę 7:4 laiką. Pasirodo, jis toks nėra blogas laikas, bet davažiavau iki tokios ribos, kad jau reikėtų dar desireguliuoti automobilį, kad būtų galima dar greičiau važiuoti, bet tikslo jokio tikrai nėra. Tikslas buvo pabandyti šį automobilį ir parodyti visiems kitiem tokių automobilių turėtojams, kad Nemuno žiede su juo galima tikrai važiuoti. Ir Nemuno žiedas tapo visiškai kitoksai, negu buvo prieš tai. Ir 80% trasos yra super tinkama šitam automobiliui. Tai tikslas buvo toksai.